Sveiki, mylieji. Dabar esu netoli Vištyčio. Štai prabėgo tokia linksma trijulė jaunuolių ir pavadino pabėgti kartu. Bet dėja negaliu bėgti dėl stuburus stovio. Tai mes dabar esam tokio įdomio vietovė. Štai prie šito žymaus Vištyčio akmenio. Šiuo akmens aukštis 4 metrai netgi, plotis 5 metrai, ilgis 7 metrai. Jo forma labai neįprasta, pačiame viršuje matosi ta tokia gilio lovio, tokio lovio pavidalo įduba, kur yra apie 90 cm, ilgio 7-5 cm pločio ir 40 cm gylio. Tai įduba vadinama pelėda, kurioje susilaiko kritulių vanduo. Štai tokia pirma mūsų kelionės Vištyčio įžymybė. Prie šito akmens, kaip ir pačiame Vištytyje, nebuvau nuo 1992 metų, kaip čia buvo šauni brolio vestuvė. Tai dabar žingsniuosim prie akmenio. Ten toliau yra poilsiavietė įkurdinta. O čia jau pasienio zona. Už tos tvoros jau yra Rusija. Matot, visur aptverta, visur kameros. Tiesiog įdomu, kad va čia jau yra Rusija. Na štai dabar lipsim tais tokiais mediniais laipteliais. Aišku, galėjau jau tuos laiptelius atnaujinti turistam. Dar jie kažkiek laikosi, bet jau tas pats turėklas jau juda. Laiptai gal ąžuoliniai, kad tiek metų atlaikė. Na va, štai toksai gigantas Vištyčio puntukas, liaudis taip jį vadina. Tikrai įspūdingas akmuo, riedulys. Pamenu, dar čia sustoja brolio vestuvių metu, kaip grįžinėjo visa vestuvių svita. Fotografavomės. Dar brolis netgi užsilipo. Ant jo nebuvo laiptų, dabar matau yra tokių kopėčios padarytos. Na, čia įspūdingai atrodo. Čia dar toks kaip riedulių akmenų toksai irgi krūvelė. Štai labai įdomu. Čia apsaudinta, matot, ir pušelėm, ir berželiais teritorija. Sutvarkyta, apipjauta. Gražiai. Bet va štai, ar kaip jį prie jo artėja ir koks jisai galingas. Tai yra nuo ledynmečio laikų šitas riedulys. Dar jis kažkiek yra
nuskaldytas senais laikais. Kažkam prireikė atsiskelti akmenio. Jis va, kaip matot, įdomiai vanduo savo daro skylą. Jis ko gero tuo ir suskils per pusę. Čia tokia padaryta šiukšlinė. Štai va, iškaba Vištyčio didysis akmuo. Čia dar nuotrauka labai sena. Matot, mažos pušelės, maži berželiai. Kaip įdomu. Čia Vištyčio viso regioninio parko žemėlapis. Štai matot, valstybės saugomas gamtos paveldo objektas. Pabandysiu tom kopėčiom užsilipti. Lyg tai kopėčios tvirtos. Nu ir lipsim. Viskas, mėlyje, tik dėl jūsų. Štai kokios visokios olos atsiveria. O matot, kažkas įkalė, bandė gal tą akmenuką vargšą perskilti. Skaldyti. Štai tai duba vadinama pelėda. Čia ir va dar į metalas, į metalinis kaištis, pleištas. Oi. Štai. Štai ir aš pačiam viršui stoviu. Gana aukšta, nejauku. Gana nejauku. Štai pravažiuos automobilis. Neįsivaizduoju, kaip tada brolis užsilipo, kaip sakyti, jaunikis ant šito kalno akmenio. Nu, jo čia yra pleištų metalinių įkalta, kaip žmonės viską nori sunaikyti. Oi. Kas ne jų sutverta, kas gamtos. O štai matot, metalinis pleištas. O gal čia kalė, kad jį apversti tam tikrą padėtim. Gal su kokia technika atverti. Štai va. Pasikarščiau ant tų akmenio. Riedulio didžiulio. Narva peina aplinkui. Ir žygiuosiu į patį Vištytį. Vairuotojas sakė, kažkur nuo šito akmenio koksai kilometras. Tik iki Vištyčio.
Tai visai netoli. Ir nukeliausiu, nueisiu. Štai eisiu aš aplinkui jį. Štai stabų gamtos kūrinį. Tai tikrai galingai atrodo. Sudaro įspūdį. Na, va štai apėjau iš visų pusių ir keliausim. Iki.